Labadiena, aš esu Raimondas ir šį kartą norėčiau pakalbėti apie cilindrų blokų įvorių honingavimą. Manau, kad tai gana įdomi tema, kuri jūs sudomins. Vis dėlto gana ilgas šis video gavosi, tai jeigu galo nesulauksit, tikrai jūs suprasiu. Mūsų temos šiandien bus variklio cilindrų dilimas, kas yra honingavimas ir kam jo reikia, honingavimo įtaka variklio darbui, pakalbėsim apie honingavimo tendencijas ir aišku tas įdomus klausimas, ar priedai gali atstatyti nudilusį honinguotą paviršių. Tai tokios bus temos šiandien ir jeigu sudomino, nepabėkit, pasimatysim jau netrukus. Tai štai, pradėti reikėtų nuo to, kad variklio cilindrai, jie dyla, kada stūmoklis su žiedais, jis slankioja aukštyn žemyn, tai vyksta dilimas. Ir tas dilimas, jis akivaizdžiausias yra cilindro viršutinėje dalyje, kur netgi pirštu galima užčiuopti tą nedidelį nudilimą, jaučiamas toks gan glotnus griovelis. Tai jeigu matuojam cilindro išdilimą, tai didžiausio išdilimo galima tikėtis cilindro viršutinėje dalyje. Jeigu tas cilindras jau yra išdilęs, tai jį remontuojant būtina pirmiausia jį ištekinti, tada po ištekinimo seka honingavimas. Iš esmės, honingavimas yra reikalingas tam, kad jis suformuotų tam tikrą paviršiaus mikrogeometriją, kuri būtų palanki tepimui ir mažiau diltų, būtų mažesnis trinties koeficientas, mažiau degintų alyvos. Honingavimas yra atliekamas honingavimo staklėmis, kurios turi tam tikrus lanksčius elementus. Prie tų lanksčių besisukančių elementų yra tvirtinamos honos. Hona yra toks cilindrinis įrankis, kurį kaip tik noriu jums čia ir parodyti. Taigi, štai čia turiu porą honų, kurie, kaip jau minėjau, yra cilindrinės formos įrankiai, skirtingų skersmenų, nes kiekvienam cilindro skersmeniui reikia skirtingos skersmens honos. Tai dabar pagrindinės honos detalės yra štai šie strypeliai, kurie būtent ir pjauja, apdirba tą cilindrinį paviršių. Ir dabar tie strypeliai, jie paprastai deimantiniai būna. Ir jie, aišku, gali būti skirtingų kietumų, skirtingų grūdėtumo, priklausomai nuo to, kokį paviršių cilindro norime gauti. Ir toks įrankis, hona, jis apdirbimo metu sukasi cilindre ir slankioja aukštyn žemyn. Dabar staklės gali spausti tuos strypelius į išorę, didindamos skersmenį, taip didina prispaudimą prie cilindro sienelių. Ir tokiu būdu galima gauti greitesnį, bet aišku rupesnį cilindro paviršių. Siekiant gauti glotnesnį, dedami strypeliai mažesnio grūdėtumo ir naudojami mažesni slėgiai. Dabar čia esančios spyruoklės, jos grąžina strypelius į pradinę padėtį, kad jos nebespaustų ir nebeliestų cilindrų. Tai pagrinde konstrukcija visų honų yra panaši. Yra štai korpusas, korpuse yra
strypelių laikikliai, tuos strypelius galima keisti vėliau. Na ir staklės, spausdamos štai kaištį, jos gali išstumti strypelius į išorę ir tokiu būdu apdirbinėti cilindrą. Na, kai spaudimo nebereikia, kaištis grąžinamas atgal, spyruoklės vėlgi esančios čia, jos grąžina strypelius. Tai dabar, kaip matot, du skirtingi skersmenys, aišku, skirtingiem cilindram. Na ir kada spaudžiasi kaištis, akivaizdžiai matosi, strypeliai keliauja į išorę ir jie tokiu būdu stipriau liečia sieneles ir jas apdirbinėja. Tai štai tokios yra honos. Dar noriu parodyti vieną iš tokių video, kuriame matoma, kaip veikia hona. Cilindrinis paviršius, kaip matote, jame sukasi ir slankioja hona. Viskas intensyviai tepama ir aušinama. Na, honos strypeliai, matote, gali vaikščioti. Čia greičiausiai yra kelių skirtingų grūdėtumų strypeliai tam, kad būtų galima vienu įrankiu apdirbti tą patį paviršių ir rupiai, ir glotniai. Dabar norėčiau parodyti jums keletą video, kur informatyviai rodoma, kaip vyksta honingavimas staklėmis. Tai kaip matote, yra staklės į honą. Dabar ta hona, jie sukasi ir slankioja aukštyn žemyn. Viso proceso metu įrankis yra intensyviai aušinamas. Kaip matote, ant cilindrų bloko yra uždėta ir priveržta tokia plokštė, jie ją vadina deckplate, ir ši plokštė imituoja cilindrų bloko galvutę. Na, manoma, kad kai galvutė nepriveržta, cilindrai turi šiek tiek kitokią formą. Na, aušinimo skystis, tiesą sakant, aušinimo tepimo skystis, jis tiek tepa, tiek ir aušina. Procesas honingavimo gana greitas ir po honingavimo visada vyksta matavimas, cilindrai matuojami, koks gavosi skersmuo, ar jis jau atitinka tą skersmenį, kurio tikėjomės, ar dar neatitinka. Jei neatitinka, tuomet honinguojama dar kartą. Jeigu atitinka, tada bandoma naudoti iš karto glotnų apdirbimą ir gavus tą glotnų apdirbimą galima jau baigti remonto darbus. Dabar tų honingavimų be staklių yra irgi daugybė įvairiausių. Čia tokia ball hona, žodžiu, rutuliukų hona. Ji skirta cilindrą išvalyti, ne honinguoti. Tai jeigu cilindras yra užterštas, na, ten ar kažkoks stūmoklis jau išsilydė, tai tą aliuminį nuo cilindro labai puikiai pašalina tie kamuoliukai. Honingavimo kaip proceso tokio įrankio atlikti negalima, nes jis negarantuoja paviršių lygumo, paviršių lygiagretumo. Žodžiu, negausite cilindrinio paviršiaus, gausite kažkokią bačkutę ir galios iš karto sumažės. Dabar yra toks kitas įrankis, gerokai efektyvesnis įrankis. Tai toks štai įrankis, irgi čia rankinis, kur naudojami lygūs strypeliai, jau yra gerokai efektyvesnis, nes štai tie strypeliai, jie yra lygūs ir galima bandyti gauti jau nebe bačkutę, o tikrai cilindrinius paviršius. Tai dabar šiame video labai puikiai parodo skirtingas stadijas ir vis tik tai, ką ta hona gali duoti ir kokia yra eiga naudojant šią honą. Tai jisai štai puikiai parodo, kaip atrodo toks švarus, pradinis paviršius, ne švarus, bet pradinis, šiek tiek jau ir pakorodavęs. Na ir paskui akivaizdžiai vėliau matysis, kai jis pradeda naudotis, kaip tik rodo, kad viršuje reikia ieškoti nudilimo ir tas nudilimas, kad jis yra, aiškiai matosi pačioje apdirbimo pradžioje. Viršutinėje dalyje likę dvi žymės, kurios yra gilesnės negu pats cilindras. Tai dabar jeigu bandytumėt honinguoti tokį paviršių su ta rutuline hona, tai garantuotai gautumėte
gautumėte visą blizgų paviršių ir net nežinotumėt, kad ten viršuje kažkas yra necilindriško ar ta forma yra kažkokia netokia, kokia turėtų būti. Na tai va, tai jisai čia gana stipriai akcentuoja, kad būtent reikia naudoti strypelius, o ne rutulinę honą. Na, dabar sekantys vis daugiau ir daugiau honinguojantis gauna paviršių vis lygesnį ir galiausiai nebelieka viršuje to skirtumo tarp cilindro skersmenų. Tai esmė tame, kad šis žmogus, jis rankiniu būdu honinguoja be jokio tekinimo ir jis teigia, kad galbūt praranda keletą kilovatų tas variklis dėl nevisiškai teisingo apdirbimo, bet mokėti kelis tūkstančius už gamykloje atliktą honingavimą su staklėmis visai nenori ir tam, kad variklis veiktų, tų staklių jų tikrai nereikia. Svarbiausia žinoti, ką darai ir žinoti, kaip tą darbą atlikti. Tai kaip tik štai kitame video jis ir rodo, kaip tą darbą reikia atlikti. Jis, žodžiu, ir slankioja, ir suka su elektrinė drelė, žodžiu, ir kaip matote, tuo pačiu metu aušina ir gauna tinkamą paviršių. Tai aišku, pirmą kartą pasiėmus tokį įrankį, tai čia kažin ar kas nors gautųsi, bet kelintą kartą tą darant, manau, kad padaryti tinkamą paviršių neturėtų būti labai sudėtinga. Aišku, kaip jis ir sakė, galbūt variklis neturės tiek galios, kiek turi originalus, galbūt prarasite keletą kilovatų, bet variklis vis dėlto jis veiks ir galima bus tokį variklį eksploatuoti. Na, o jeigu tai variklis kažkoks iš automobilio su rudais numeriais, tai manau svarbiausia, kad tas variklis apskritai dirbtų. Tai štai tokie vaizdeliai, kalbant apie rankinį cilindrų honingavimą. Na ir dabar norėčiau pristatyti keletą mokslinių straipsnių, kad pamatytume, kokia to honingavimo įtaka ir kad tas honingavimas ir tas pats procesas honingavimo ir įrankiai, jie vis tik tai yra reikšmingi. Na, įtakos jie turi tikrai nemažai. Na ir aptarsim, kokios yra honingavimo tendencijos. Kad ir kaip atrodytų keista, honingavimas toks jau senas procesas vis tik tai, seniai naudojamas yra, bet vis dar atliekami moksliniai tyrimai, siekiant optimizuoti tą paviršių, gauti jį geresnį. Dabar kodėl vis dar reikia optimizuoti, tai todėl, kad nuolat atrandamos naujos medžiagos, naujos dangos, naujos žiedų formos, na ir ta kombinacija paviršiaus šiurkštumo ir žiedų formos, žiedų medžiagos, ji turi tam tikrą įtaką gaunant tą vieną ar kitą kilovatą, todėl vis dar visi stengiasi tą paviršių optimizuoti. Na, čia yra vienas iš tokių mokslinių straipsnių žurnale Tribology International, kaimynai Lenkai jį yra publikavę. Na ir čia jie bando apžvelgti, kokios tos tendencijos yra honingavimo. Tai pirmiausiai kalba eina apie paviršiaus mikrogeometriją. Tai štai čia matote, kaip atrodo rupiai honinguotas paviršius. Štai jis turi ir įdubas, ir pikus. Dabar, kada mes naudojame glotnų honingavimą, galima štai padaryti glotnų paviršių. Dabar derinant tuos rupų ir glotnų honingavimą, galima gauti labai įdomų paviršių, jisai vadinasi plateau honing. Žodžiu, turim gilius pikus, kur susikaupia alyva ir gali būti panaudojama tada, kada jos reikia, o štai viršuje turim gana glotnų paviršių su dideliu kontaktiniu plotu, kas reiškia mažesnį kontaktinį slėgį ir, aišku, mažesnę trintį. Tai štai kaip tik siekis yra ir gauti būtent tokią mikrogeometriją. Dabar kiek tų įdubų turi būti, koks jų gylis, koks
šiurkštumas viršuje, koks kontaktinis plotas, vat būtent šituo ir yra žaidžiama, yra derinama, kas yra geriau ir kaip tą geriau būtų galima gauti. Na, atliekamos įvairios paviršių analizės ir vienas tokių svarbiausių dalykų yra štai šitas honingavimo kampas. Dabar, kada hona vaikšto, slankioja aukštyn žemyn ir sukasi, gaunamas toks tinklelis. Ir derinant sukimasi ir slankiojimą, tuos sukimos ir slankiojimo dažnius galima gauti skirtingą honingavimo kampą. Dabar, kaip matot, čia rodo sliding direction, tai yra stūmoklio slankiojimo kryptis. Štai čia. Tai dabar mažėjant kampui stūmoklis vaikščioja, stūmoklio judėjimo kryptis yra statesnė tiem rėžiam, kada kampas didėja, tada gaunasi mažiau status šiurkštumas, mažesnis, labai teoriškai mažesnis pasipriešinimas slydimui. Jie pristato vieną tokį tyrimą, kada buvo tyriamas honinguotas motociklo variklio cilindrų paviršius. Motociklas buvo, jis dirbo, štai važiavo, čia atrodo 10 000 kilometrų ir buvo skirtingai honinguoti cilindrai. Štai vienas buvo toks kaip ir paprastas, tiesiog vieno proceso honingavimas, o štai kitas buvo plateau honing. Tai žodžiu, vieno proceso, tai galima sakyti tas rupus, o plateau honing jau yra glotnesnis paviršius, kada po rupaus taikomas glotnesnis. Na ir dabar čia galima pažiūrėti į rezultatą, kągi jie gavo, tai gale, naudojant vieną procesą, visais darbo režimais yra mažesniai, lyginant su tuo štai glotniu apdirbimu, kuris plateau honing vadinasi. Degalų sąnaudos vėlgi labai panašiai, didžioji dalis darbo zonų yra mažesnis degalų suvartojimas, lyginant su vieno proceso honingavimu. Yra dar čia daugybė tų tyrimų pristatoma, kalbama apie honingavimo kampą. Vieną kartą jie gauna, kad tas kampas geresnis vienoks, kitą kartą gauna, kad tas kampas geresnis yra kitoks. Ir akcentuojama tai, kad ne visuomet eina gauti tokį patį šiurkštumą, kaip tarkim šiuo atveju. Du skirtingi procesai, vienas štai tiesiog honingavimas, kitas glotnus honingavimas. Ir dabar ne vien tik, kad pasikeičia tas paviršiaus kontakto plotas, bet pasikeičia ir šiurkštumas. Žodžiu, po plateau honing gaunamas gerokai mažesnis šiurkštumas. Tai, žodžiu, labai sudėtinga lyginti, vis tik ar tai šiurkštumo įtaka didesnė yra, ar būtent tos paviršiaus mikrogeometrijos kitokios. Taip atrodo štai tie paviršiai, kada juos skenuoja prieš dilimą, štai čia tikriausiai nudilęs jau paviršius, kada viena kryptim visi rėžiai yra. Tyrimai dažniausiai atliekami naudojant tikros cilindrų įvorės segmentą, išpjauna honinguotą ir naudoja tikrą žiedą. Ta žiedas slankioja, tepimas, žodžiu, ir temperatūra, viskas yra išlaikoma kaip tikrame variklyje. Ir vėlgi čia pristatomi tyrimai, trukmė, štai ir yra slide honing ir plateau honing. Dabar tas slide honing reiškia, kad jis dar vadinamas helical, žodžiu, jo kampas yra gerokai didesnis, žodžiu, kaip ir stūmoklis vaikščioja tą kryptim, kad jis praktiškai slankioja pagal šiurkštumo tų rėžių kryptį. Ir dabar čia rodo, kad nudilimas, cilindro nudilimas, jis yra mažesnis, kai naudojamas slide honingas negu plateau honingas. Tai žodžiu, kada kampas yra didesnis, tada nudilimas yra irgi didesnis. Dabar tas didesnis ar mažesnis kampas, tai jeigu, žodžiu, hona daugiau sukasi negu slankioja, tada gaunamas mažesnis kampas. Jeigu hona daugiau slankioja negu sukasi, tada gaunamas didesnis kampas.
Atliekant modeliavimą štai buvo gauta tokie optimalūs honingavimo kampai, kurie vis tik tai, sutampa iš tikrųjų su realybė, bet autoriai perspėja, kad galbūt šis rezultatas nebūtinai teisingas, nes vis tik tai tada, kai kampas netinka, mes turėtume turėti koeficientą artimą vienetui. Tai čia yra visiška nesąmonė. Žodžiu, galbūt šitos vietos ir tinka, bet kažkas čia su tuo skaičiavimu negerai, nes čia toks trinties koeficientas negali būti. Na ir akcentuojama yra, kas vis tik tai, kas yra svarbiausia cilindrą honinguojant, tai yra koks vis tik tai tas šiurkštumas. Ar jis šiurkštesnis, ar glotnesnis. Ne visada yra gerai šiurkštus, ne visada yra glotnus gerai. Žodžiu, reikalingas tam tikras optimumas. Dabar štai honingavimo kampas irgi labai svarbu. Ir tada svarbu, kiek vis tik tai bus suderintas tas šiurkštumas tarp to, kiek yra tų įdubų ir kiek paviršius viršuje lygus, kad būtų kuo mažesnis kontaktinis slėgis, bet alyva turėtų kur susikaupti. Na tai tiek apie šį straipsnį, keliaukim dabar prie kito. Čia štai irgi tam pačiam žurnale kiniečiai bando pristatyti paviršiaus apdirbimą lazeriu, kada daro tam tikras tekstūras, jas daro štai tik viršutinėje dalyje, kur yra didžiausias nudilimas, daro tas tekstūras, ir jie analizuoja, kaip atrodo tekstūruoti paviršiai, kaip vis tik tai ta tekstūra, kokią jie turi įtaką nudilimui ir trinčiai, kokią turi įtaką, daro įvairiausias tekstūras, ir štai čia matosi, kaip atrodo tas honinguotas paviršius, toks gražus honinguotas paviršius, pristato Honas. Žodžiu, koks paviršius gaunasi, paskui skirtingais metodais analizuoja paviršių, gauna įvairiausius parametrus tų paviršių, matuoja, ir čia tie skirtumai iš tikrųjų nėra tokie labai dideli, ar vienaip, ar kitaip čia bus honinguota, ar vienokia ta tekstūra, ar kitokia, visur, žodžiu, viskas yra labai, labai plona. Ir tas efektas, jis tikrai nėra ten milžiniškas. Štai dar vienas straipsnis tam pačiam žurnale. Šį kartą prancūzai bando kažką tai mums pasakyti, vėlgi begalį formulių, skaičiuoja tuos šiurkštumus, juos bando matuoti ir bando vėliau simuliuoti. Čia štai puikiai galima matyti, kaip atrodo honinguotas paviršius, kada yra štai plateau honing, tas standartinis honingavimas su nedideliu honingavimo kampu ir kaip atrodo helical slide honing, tas honingavimas, kada didelis kampas ir stūmoklis štai slankioja šitą kryptim, čia slankioja šitą. Tai akivaizdžiai, žodžiu, šitą kryptim, būtent kada mažas kampas, gaunasi, žodžiu, didesnis pasipriešinimas negu štai čia. Vis dėlto čia susikaupia daugiau alyvos negu šiuo atveju, geriau tepama, bet šiuo atveju daugiau sudeginama alyvos nei šiuo atveju. Tai, žodžiu, galima rinktis tarp skirtingų atvejų. Čia vėlgi jie pristato, kuo skiriasi tas plateau honing ir slide honing, esant skirtingiems šiurkštumams. Kaip matome, helical honing praktiškai visais atvejais šitame tyrime pasirodė geriau, kalbant apie trinties koeficientą. Kitas žurnalas, Veras, žodžiu, čia atrodo, korėjiečiai bando kažką tai pasakyti. Vėlgi tie išpjauti segmentai po apdirbimo cilindrų ir kaip tas apdirbimas atrodo. Tai štai, kaip matot, pradinis apdirbimas, vėliau glotniau vis apdirbant, gaunasi viršutinė dalis glotnesnė, tie įdubos tos lieka jos, kuriuose alyva gali susikaupti. Ir kuo toliau mes čia apdirbinėsim, tuo, žodžiu, tas paviršius glotnėja ir tuo mažėja tų įdubų, kuriuose galėtų susikaupti alyva.
ir gerai, ir blogai. Aišku, lengviau slysta, bet mažiau alyvos vėlgi prasčiau slysta. Tas pats ant to pačio. Na, štai čia, kaip atrodo šlifuoti paviršiai, grubiau, glotniau šlifuotas paviršius, kaip matot, nuo honinguoto paviršio jis skiriasi. Tai esmė, kad paviršiuje turi būti įdubų ir viršus turi būti pakankamai glotnus. Įdubos, kad būtų kur alyvai susikaupt, viršus glotnus tam, kad būtų lengviau slysti ir būtų didesnis kontaktinis slėgis. Šlifuotas paviršius to pasiūlyti negali. Šlifuotus paviršius dažniausiai, kur naudoja šlifavimą, ten juos vėliau poliruoja. Na ir vėlgi skirtumai čia tarp skirtingų procesų, tarkim šlifavimas, honingavimas, kada labai glotnus paviršiai, čia beveik nėra jokio skirtumo tos trinties. Na ir čia vėlgi poliruoti paviršiai gana stipriai skiriasi. Ir nugali honingavimas vėlgi. Na ir paskutinis straipsnis, žodžiu, Ganos autoriai. Jie, žodžiu, vėlgi atliko tam tikrus tyrimus su cilindrų įvorėmis. Čia, kaip matote, kaip gražiai atrodo tas honinguotas paviršius į vieną ir į kitą pusę tokiais rombais išsidėsto. Ir tie rombai užtikrina, kad būtų geras tepimas. Na, vėlgi įrankiai, kuriuos naudoja. Šiame straipsnėje norėjau jums parodyti, kokia yra cilindrų sudėtis. Tai paprastai visų variklių cilindrai gaminami iš ketaus. Ir štai yra sudėtis. Tai skirtingi gamintojai šiek tiek varijuoja tuos legiruojančius elementus ir gauna tokiu būdu truputį skirtingą sudėtį, kuri galbūt geriau dera prie jų žiedų dangos, nes žiedai jie dengiami būna, kad būtų ilgaamžiški ir ilgiau laikytų. Na, čia vėlgi tos duobutės, jie lazeriu suformavo tekstūras, analizuoja, kaip tos duobutės atrodė, kaip jos dilo, kaip atrodė prieš, kaip atrodė po. Na ir štai rezultatas čia, nepasakyčiau, kad kažkoks esminis skirtumas būtų, lyginant standartinį ir tuos pakeistus, modifikuotus šiek tiek variklius. Na tai štai, kaip minėjau, tas YouTube'e kalbantis žmogelis apie honingavimą, kad vis tik tai galima keletą kilovatų prarandant viską padaryti rankiniu būdu. Aišku, reikia žinoti, ką darai ir galbūt daryti tą jau ne pirmą kartą. Tada galima tikėtis kažkokio rezultato. Dabar, kalbant apie honingavimo tendencijas, tai akivaizdu, kad kalba eina apie paviršiaus tekstūrų darymą. Kol kas apie cilindrų dangas dar nekalbama. Intensyviai tyriamos žiedų dangos. Cilindrai vis dar yra gaminami ketaus, na ir ant jų suformuojama tam tikra mikrogeometrija. Tai arba skirtingi honingavimai, arba kažkoks tai lazerinis apdirbimas. Na, dabar, kadangi parodžiau jau, kaip tas honingavimas turėtų vykti, tai noriu dar vieną vaizdelį parodyti, kaip iš tikro, na, ką galima matyti, kaip iš tikro tas honingavimas vyksta. Na, tai čia žmogelis irgi štai bando honinguoti su drele ir honinguoja jisai čia sėkmingai, mažai aušina. Šiek tiek jisai čia, kiek mačiau, pirmai patepė. Na, jis čia bando honinguoti, kaip matot, suka vien tik tai, jokios lenkamo judesio nėra beveik. Na, truputėlį jisai čia slenka šiek tiek, tai dabar pas jį kampas šiuo atveju bus labai mažas, jeigu jis iš vis bus, žodžiu, bet kampas bus tikrai labai mažas, nes hona labai daug sukasi lyginant su slankiojimu, tai kampas bus tikrai mažas. Na, jisai čia šiek tiek prieš tai yra sutepęs tuos cilindrus, šiaip reikėtų intensyviau tepti ir intensyviau aušinti. Na, bet tikriausiai čia tą spyruoklę honos nėra labai stipriai įveržęs ir strypeliai nespaudžia taip stipriai cilindro, tai nieko baisaus, užtenka tada ir mažesnio tepimo. Na ir aišku, reikėtų kaip ir užbaigti jau šitą paskaitėlę. Tai gal šiek tiek apibendrinant, norėčiau pasakyti, kad ta cilindrų mikrogeometrija vis tik tai yra labai svarbi, siekiant
sugauti kiekvieną kilovatą, sutaupyti kiekvieną gramą degalų ir kuo mažiau sudeginti alyvos. Dabar varikliui dirbant tie paviršiai jie bet kokiu atveju dyla ir kada jie sudyla, juos reikia atstatyti. Remontuojant cilindrą jis ištekinamas iki remontinių matmenų ir tada jis honinguojamas, vėl suformuojant naują honinguotą paviršių. Tai čia tas teisingas būdas. Neteisingas būdas, galbūt, ne visai teisingas būdas yra iš karto honinguoti be tekinimo, bet tada nebus užtikrintas cilindriškumas, nebus užtikrintas ovalumas, gali cilindras nebūt apskritas, jis gali nebūt cilindriškas, gali šiek tiek bačkutė gautis. Tai ta galia ir degalai, viskas bus, kaip sakant, šiek tiek mažiau, šiek tiek daugiau, bet nebus tokie, ką galima būtų tikėtis geriausio. Na, jeigu nesitikit per daug, tada viskas gerai galima daryti, variklis tikrai dirbs, be jokios abejonės. Dabar tas klausimas, ar priedai gali atstatyti cilindrą, tai vis tik tai gaila, bet priedai negali atstatyti honinguoto paviršiaus vis dėlto. Žodžiu, honinguota paviršius, jis tarkim nudilo ar ne, ir ten jokio honingavimo nebeliko, liko tiesos linijos, tiesos įbrėžos nuo žiedų. Dabar tarkim, kad priedas gali atstatyti paviršių, tai jis tiesiog jį atstatinės. Jisai, jeigu matuosim ar ne, po to apdirbimo tais priedais, tai galbūt cilindras bus mažesnis skersmuo, nes vis tik kažkas, tarkim, užaugo, bet ta mikrogeometrija ji nepasikeis, ji nepasidarys tokia, kai buvo honinguota, ji bus kitokia. Kitokia nereiškia, kad jie yra blogesnė, bet paviršius nebus toks kaip honinguotas. Jis bus toks, kaip buvo dilęs, bet nudilimas gal sumažintas, bet pati mikrogeometrija ji bus tokia pat. Tai štai. Ir dabar, kad variklis mažiau diltų ir tas įvorės būtų galima naudoti kuo ilgiau, reikėtų naudoti kokybišką alyvą, ją laiku pakeisti, neperkaitinti variklio. Ir, kaip sakant, tą variklį prižiūrėti, duoti jam tai, ko jis prašo. Tai yra švarių, kokybiškų degalų ir švarios, išfiltruotos, kokybiškos alyvos. Tai tiek šį kartą norėjau pasakyti. Ilgoka čia gavosi ta paskaitėlė. Kągi, ačiū, kad išklausėte. Tikiuosi, kad kažką sužinojote, kažką naujo, kažką naudingo, galbūt jau pradėsite honinguoti seno variklio cilindrus. Jeigu kažką pasakiau ne taip, prašom, komentuokit, jeigu patiko, palaikinkit, prenumeruokit mūsų kanalą ir iki kitų susitikimų.